plojimai jiems. Na ir apie paskaitą galiu pasakyti tiek, kad paskaitos metu bus atsakyta, kodėl dabar yra taip lengva fotografuoti, tačiau taip sunku tapti fotografu. Ko gero, tai vienas iš esminių klausimų. Ir ar dar yra kas žiūri į visą tai, ką keliame į Facebooką ir Instagramą, kaip pradėjus fotografuoti, pagauti prezidentę, pusę Lietuvos scenos žvaigždžių ir kaip nemokėti už įėjimą į festivalius. Kaip dirbti, kad ne tik tavo mama ir keli draugai laikytų tave fotografu, taip kaip mano atveju. Ir tai tiek. Artūras jau ant scenos, plojimai jam, šiltai sutikite. Tai ačiū visiems, kurie nesugalvojo išeiti namo ir pagalvojo, kad dar gal ir verta dasimušt su mano paskaita. Ir aš galvoju, kad yra va taip, čia visi mes turim lygiai tokias pat galimybės ir visi mes čia turbūt fotografuojame, tai yra turbūt priežastis, kodėl mes šiandien čia esam. Bet man visada kirbėjo toksai klausimas. Aš turėjau galimybę Kaune vykusiam Snap'e skaityti šitą paskaitą. Ir aš ją skaičiau kartu su savo tėčiu ir šiandien skaitysiu tik savo pusę, bet pagalvojau, kad galėčiau gerokai išplėsti visą turinį ir papasakoti truputėlį plačiau, viską remdamasis vien tik savo patirtim. Ir čia. Viskas veikia. Pradėsim biškį nuo tokios lengvos retorikos. 2012 metais buvo paprognozuota, kad per vieną dieną į socialinius įvairiausius tinklus bus įkeliama 600 milijonų įvairiausių nuotraukų. Ir šitas skaičius buvo išprognozuotas uždedant pakankamai daug optimizmo, bet realybė buvo tokia, kad prognozė truputį buvo ne tokia, kaip čia, per mažai optimistiška. Ir šiai dienai mes įkeliam tiek daug turinio ir iš tikrųjų yra žymiai mažiau, 8 kartus mažiau žiūrinčių, negu yra įkeliama turinio. Tai toks iškyla labai natūralus klausimas, ar mums iš viso dar reikia, kad kas nors fotografuotų ir rodytų tai, ką padaro, nes turbūt yra labai daug nesvarbaus turinio. Ir tada, kas atsitiko toliau, tai kad atsitiko va taip, kad nusiperka žmonės labai geros įrangos, bet su jie elgesi ne visai taip, kaip reikėtų elgtis. Ir tai yra viena kategorija tokių žmonių ir tie žmonės turi turistinės pozas, visokias fotkinimo ir panašius dalykus. Tada yra kita dar medalio pusė, tai yra žmonės, kurie tiesiog perka įrangą vardan to, kad turėti gerą įrangą. Tada šitie yra geriausi. Nes visi pradedantis turi nufotografuoti būtinai lapą, kokią nors gėlę, tada jau gyvūną ir tada saulėlydį, tada tokius kaip čekus atsižymi, kad liktai viskas, galiu jau perėti prie rimtų dalykų. Tai yra dar kitų variantų, bet šitie patys sudėtingiausi. Tai dažnai neišsiviešina jie, man atrodo. Ir dėja čia realus yra kadras, tai man baisu, kas vyko po to. Ir aš galvoju, kad velniop viską ir velniop visus tos standartus, kuriuos šiais laikais kažkas diktuoja, nes visos technologijos mums šiais laikais leidžia per naktį tapti žvaigžde, per naktį tapti fotografu ir per naktį tapti dar ko nors. Ir aš sugalvojęs, kad kadangi dirbu reklamos agentūroje, aš nuolatos turėdavau tokią dilemą, kad man nuolat reikia fotografo ir nuolatos aš užsiemu jų globą, tai yra, kad aš turiu vis tiek perduoti informaciją, kurią man reikia padaryti, tada vežti į renginį pas klientą, prižiūrėti ir, žodžiu, galvojau ir supratau, kad visas darbas, kurį aš darau, tai iš esmės dirbu auklė ir auklės darbas nėra pats fainiausias ir tai nėra tai, ką aš noriu daryti. Ir tada tiesiog atėjus vienam užsakymui ir eilinį kartą man sunkiai diskutuojant, kokiom čia sąlygom, kada, kaip čia prisiderinti, aš pasakiau klientui, kad aš atvažiuosiu pats ir sufotkinsiu, nes tai yra nedidelis darbas ir būsiu šį vakarą pats fotografas. Ir tada mano galvoje, aišku, buvo taip, kad aš nenorėjau pradėti fotografijos, nes mano veikla turbūt tiesiog visą laiką buvo šiek tiek kita. Bet tada pagalvojau, kad šį vakarą aš pabūsiu juo ir padarysiu taip, kaip moku, kažkokią estetikos pojūtį turiu, tai why not?
Ir čia yra mano pirmas kadras, visiškai pats pirmasis padarytas. Ir pirmoji klaida, kurią visiems pradedantiesiems fotografams siūlau išspręsti, tai praktikuotis labai daug ir nedaryti taip, kaip padariau aš, nes aš nuvažiavau ir ten buvo labai tamsu, aš neturėjau dar blikstės, ten buvo daug rimtų fotografų ir kuo jie buvo rimtesni, tuo aš blogiau jaučiausi. Man atrodė, kad televykas tai yra rimto fotografo reikalas, o mano ten toksai alefišajus yra labai nerimta ir aš galvau, kad jie visą tai supranta, kad aš esu labai ne savo vietoje. Ir mano pirmas kadras ten buvo toksai fashion reikalas, bet ten irgi matosi filmuotojas. Ir aš tada pagalvojau, o kodėl nepadaryti, jeigu aš jau pasakiau klientui, kad aš darysiu taip, kaip man atrodo, ir jisai sakė gerai, tai aš tada radau šitą fainą mergaitę ir jai buvo lygiai taip pat nejauku kaip ir man. Nes ten buvo vien dėdės ir tetos ir aš tada tiesiog pirmą kadrą, kurį padariau, tai aš nufotkinau ją. Ir šitą nuotrauką iš tikrųjų nieko daugiau gero iš jos nebuvo, tiesiog tipo pirmas kadras. Tada padariau antrą kadrą, čia stovėjo modeliai ir aš nesupratau, kaip jos fotkinti, nes buvo žiauriai per tamsu, bet tada pamačiau, kad ten stovi 3 žiauriai žavios damos, viskas vyko tokiam vienuolyne Kaune ir tada yra tos 3 žvakės ir aš galvoju, tai bent menus kažkokius pakursiu. Tada po kurio laiko išėjau lauką ir pagalvojau, kad viskas tikrai čia klojasi žiauriai blogiau, negu aš galvojau ir ko užsimti, tai nufotkinau bažnyčią. Čia vis dar tęsiasi tas pats vakaras. Ir tada nufotkinau svečių namus iš to vienuolyno. Čia viskas yra blogai, nes lyjo lietus ir tada aš tiesiog net filtro neturėjau ir iš karto aplijo lašas didžiulis ir aš čia dariau išlaikymą ir, žodžiu, ir viską pasižiūrėjau ir supratau, kad viską padariau blogai ir man šakės ir labai negera pradžia. Ir tada pradėjau su savimi visur tampytis kamerą ir pradėjau fotkinti viską ir kitą dieną, nes čia taip jau istoriškai gavosi, kad padariau šitą kadrą ir tada supratau, kad man labai patinka simetrija, man atrodo, kad man patinka kontrasto nebuvimas arba jo buvimas labai natūraliai ir tada pagalvojau, kad šitą kryptim reikia varyti toliau ir tiesiog daryti tai, kas man iš tikrųjų atrodo smagu ir kas yra gerai. Ir tada grįžau į vienuolyną su vėl kitų užsakymų, nes ten buvo ir keletas gerų kadrų ir aš turėjau fotkinti 3 dienos, o fotkinau 8 vakare be blikstės. Tai čia jaunasis atjoja pas jaunąją ir šitas kadras yra jų, tas jau pasipiršimo kadras, tai gal jie man atleis kada nors, bet aš ten paskui su Photoshopu daug dirbau, biškai susitvarkė viskas. Bet tą vakarą aš pagalvojau, tada man nepatinka fotkinti atjojantį arklį ir kodėl nepadarius tada to, kas man patinka. Ir pasidariau keletą interjero nuotraukų, nusifotkinau vėl tą patį vienuolyną. Ir tada pasikviečiau savo draugę, kad mes padarytume ką nors tiesiog surežisuoto, sustatyto ir mes padarėm čia prie Kauno Marių toksai kadras, jam pasiruošėm ir iš tikrųjų įdėjom daug širdies ir laiko ir, žodžiu, praleidom savaitgalį galvodami, kaip čia išlaužti biškį pasakos pojūčio. Čia padarėm šitų dalykų. Dabar tai atrodo ok, bet tuo metu tai atrodė kaip tas buvo piešinėlis, kad this is photography iš su spartiečiu, tai man tą dieną atrodė, kad this is photography ir viskas čia labai gerai paeis. Čia paskui pasivaikščiom dar daugiau, bet ką aš supratau, kad tai, ką galėtų daryti visi kiti fotografai, būdami mano vietoje, tai jie užsimtų tiesiogiai tai, ko turi užsimti, bet man visą tai buvo neįdomu ir aš norėjau viską daryti savo būdu. Ir tai buvo smagioji dalis. Tada besitampydamas nusitempiau savo fotiką į ryšių kiemelį ir padariau šitą kadrą irgi iš labiau tokios nevilties. Ir toj papasakosiu, kur čia visas šitas intro veda. Ir čia irgi yra ryšių kiemelis ir čia yra žodžiu, žmonės susiję su ryšių kiemeliu. Ir tą vasarą aš tiesiog gavau galimybę dirbti visą sezoną ir fotkinti daug koncertų ir daug kitų dalykų ir aš sutikau tą daryti, nes man atrodė, kad tai yra graži vieta ir viskas bus labai neblogai. Tuo pat metu, kai aš jau apsiskelbiau, kad truputėlį darau kadrų, ir man atrodo, kad čia mano istorijos vingis pasakoja apie tai, kad kaip viskas diletantiškai prasidėjo ir kaip aš be jokios atsakomybės tą darau. Bet taip nėra, iš tikrųjų, aš labai pergyvenau dėl kiekvieno nepadaryto ar neteisingai padaryto dalyko. Aš sulaukiau tokio skambučio iš vieno mūsų klientų ir klientas buvo tokia kompanija, kuri pastatė šitą slėnį. Ir jie atsiuntė man šitas nuotraukas ir sako, mes turime tokias nuotraukas, jos niekam netinka ir mums reikia padaryti gerą variantą ir gal žinai fotografą, kuris galėtų tai
kažkaip sutaisyti. Ir aš tada sakiau, jo, žinau, tai ryte iš ryto atsiųsiu fotkes. Ir tada padėjau ragelį, pasižiūrėjau, kada leidžiasi saulė. Ir tada važiavau fotkinti. Ir tai buvo mano pirma gyvenime architektūros kažkokia tai fotografija. Ir aš galvojau, kad čia reikia nesufakapinti visko, nes bus labai labai blogai. Tai man gavosi taip. Ir gavosi dar ir taip. Jeigu pasižiūrėsim, tas pastatas neatrodė toks estetiškas, bet jie laiką turbūt pasirinko negerą. Tada gavosi toks fasadas, oras buvo žiauriai šlykštus ir tada gavosi tokia kita pusė. Mes gavom tą klientą ir, sakau, mes nes gavome jį kaip agentūrą ir ką aš supratau darydamas šitus kadrus, kad jeigu aš laikysiuos tiesiog bazinių elementų, kaip simetrija ir kiti dalykai, tai aš tiesiog galėsiu pergudrauti pats save ir suvokdamas, kad laikytis spalvos, kažkokios proporcijos, ten šiandien daug kas minėjo auksinę taisyklę ir kitus dalykus, aš tiesiog galiu be didelės praktikos suimituoti didelę praktiką tik dėl to, kad laikysiuos kažkokių tai principų. Po kelių mėnesių gavosi taip, kad aš fotografavau visas statybų nuotraukas ir visus kitus dalykus. Ir šitas kadras nerežisuotas, jisai tapo irgi vienos, paskui jisai išsitvarkė, čia žalias kadras, gal spalvos patampytas, vos tas dangus turbūt netoks realybėj mėlynas, bet rūbai nevalyti, niekas nedaryta. Ir šitaip atsirado architektūros fotografija. Kas buvo smagu, kad aš visiškai nesitaikiau nei prie kliento, aš tiesiog pasimdavau pastatą, tada nuvažiuodavau apsižiūrėti iš viso, kaip jisai atrodo, kai leidžiasi saulė, kur šviečia, ką jisai turi gražaus, ar jisai turi daug stiklų, ar ten vakare kas nors galėtų uždegti šviesas ir panašiai. Ir aš tą vadinau pokalbiu su tuo pastatu. Ir vėliau mes tiesiog arba vakare darydavau, arba ryte, priklausomai nuo oro. Ir čia yra Santariškės Vilniuje ir irgi labai labai įdomus projektas, nes aš sufotkinom visą Santariškių kompleksą, pasirodo reikėjo tik tais 3 naujai pastatytų pastatų. Tai 6 valandas praleidau ne ten, kur reikėjo tik pusvalandžio darbo. Tai čia lenda toliau diletantiškas toksai visai project managementas, bet kita vertus man labai labai patiko daryti visus tos kadrus ir tai buvo visai quality laikas, nes aš mokiausi visko. Šitas pastatas yra didžiausias logistikos centras šalia Kauno ir čia pasakysiu dar vieną failą, nes kol kas vien kalbu apie blogus dalykus. Aš nuvažiavau susifotografuoti interjero ir pasidariau gražias geometrinės vidaus nuotraukas ir man liko pasidaryti išorę ir vis nepasitaikė geras oras. Ir važiavau vieną kartą, antrą kartą ir tada liko diena iki sutarto deadline'o ir tada man skambina klientas ir sako, ar jau susifotkinai ir aš kažkaip, jo, susifotkinau, iš tikrųjų tą vakarą planavau važiuoti. Nes oras kaip ir geras ir aš tada nuvažiuoju, o tenais apsauga, viskas uždaryta ir manęs niekas nebenori leisti, nes yra penktadienio vakaras. Ir tada, aišku, tai buvo vienas iš tokių didesnių užsakymų, kur aš galvojau, kad labai gera pamoka gauta, kad nereikia taip optimistiškai nei savo laiko planuoti, nei vertinti. Ir nusprendžiau, kad padarysim tokį žaidimą teatrą. Važiavau iki apsaugos ir tada šaltų veidų sakiau, aš atvažiavau susidefektuoti pastatą. Ir tada man apsauginis sako, ką reiškia susidefektuoti. Tada mes pasikalbėjom ir aš kažkaip tai pakliuvau ir viskas gerai, nes aš sakiau, kad į vidų neisiu, nes vidų jau turėjau. Pasidarėm puikias išorės nuotraukas, jos labai šiandien daug nerodysiu, bet iš esmės buvo viskas labai labai neblogai. Tai mano šitas visas intro, kuris toks yra apie orą, yra tokia tikra pradžia, kad pradėti nereikia būtinų sąlygų ir nereikia jokių laiko, kad nuo šiandien aš pradėsiu. Reikia tiesiog imti ir daryti ir reikia žiauriai daug daryti kadrų, reikia nebijoti susimauti, nes kai susimauni, tada sekanti mintis yra kaip ištaisyti tą, ką susimoviai. Ir čia parašyta jolo, bet per visą tą laiką, ką aš labiausiai norėjau sužinoti, tai ko aš nenoriu daryti. Ir aš supratau, kad man nepatinka bendrauti su žmogum, sakant, kaip jis turi atsistoti. Aš nejaučiu jo. Man nepatinka inscenizuoti kažkokių tai įvykių, bet viskas, kas man patiko, tai su nieko nekalbėti, nebent tai yra pastatas. Ir gaudyti žmogų tada, kada jisai iš tikrųjų yra visiškai natūralaus būdo. Per tą laiką, kol aš įpjoviau grybą, aš padariau apie 10 000 kadrų. Tai man atrodo, kad pirmas 10 000 kadrų ten ir turi eiti iš šiukšlių dėžę.
ir jie nėra gal tokie verti, bet juos reikia padaryti, nes reikia suvokti, ko nedaryti. Ir tada aš iškristalizavau tokius labai, dar žiūrėjau savo archyvus ir aš tiesiog visur keliavau, tai čia yra šuo, Zodiga, bobutė ir dėdukas, jie gerai visai sutarė, jie man pozavo. Čia buvo viena diena Vilniuje, kada NATO kariai apsistojo, ne, tai visi buvo patenkinti skyrus va šitą bičą, nes jisai džiaugiasi, kad jo nerado. Tada aš tiesiog nešiausi visada su savim fotiką ir jeigu čia buvo mieste karietų paradas ir buvo vien aplinkui mašinos ir visokie žmonės ir jie visiškai nebuvo tų laikų ir man atrodė, kad gerai, aš tiesiog žiūrėjau ir mačiau rakursą, kuriuo aš galiu neišsiduoti, kad čia aplinkui yra gyva velniava, o čia yra tikros karietos. Tada dariau kadrus, kurie buvo labai juokingi, nes aš šitą papostinau ir parašiau, kad vieni jau žiūri praeitį, o kiti dar tik atranda ateitį, nes toksai būdas. Čia žinot, kaip yra tos citatos, kur nereikia jų nei laikinti, nei šėrinti, bet visi jas laikina ir šėrinti. Tai ir tada po 2 minučių kažkoks psichologijos žurnalas rašo, ar galime iliustruoti straipsnį su tokia tema, kad praėjo jau kažkokie dalykai. Ir tada tiesiog tikrai man buvo visiškas atsakymas ir nuo čia jau nebenoriu kalbėti apie klaidas, bet aš supratau, kad labai labai yra svarbu, kai tavęs klausia, ką tu fotografuoji, žinoti, ką tu fotografuoji. Sau turi atsakyti, kodėl tu tai darai, kaip tu darai, kas yra tavo tas tikrasis tikslas ir ko tu nenori daryti ir ko tu niekada nepasiduosi ir nepalūši ir neimsi daryti ko nors, kas tau nepatinka. Tai pastatai man patiko, aš su jais susidraugavau ir radau tas geometrijas, kurių reikėjo ir su reportažais susidraugavau, bet mes nusprendėm biškai kitaip santykiauti su jais. Tai dabar papasakosiu, kokie yra pagrindiniai tokie dalykai. Aš sau daviau pirmą taisyklę, kuri maniau, kad ir dabar manau, kad išskirs mane iš kitų fotografų. Ir kadangi reportažistų yra be proto daug ir renginių fotografų yra dar daugiau, tai mano pirmoji taisyklė, kad žmonės turi būti gražus. Ir aš nefotografuosiu negražių žmonių ir aš nuspręsiu, kas yra gražus ir leisiu savo mintyse sakyti, tu mane patinki ir nesukti į kameros ir jeigu aš matysiu, kad yra nuostabaus grožio mergaitė, tai aš sunaudosiu pusę kortelės, bet pagausiu ją gražiai. Ir kalbėdamas apie grožį, tai aš tikrai nekalbu apie tą paprastą grožį ir čia yra, man teko garbė fotografuoti prezidentę, kada jinai buvo Kaune, nes buvo tik 2 fotografai, jos oficialus ir aš. Ir mums, žinot, kaip yra prezidentė fotografuoti, tai yra, kai tu padarai 20 kadrų ir tipo visi tobuli. Nes jinai turi tokį nerealų komercinį veidą, kur, tipo, aš tikiu ją ir tu eini per kadrus ir tik fonas keičiasi, bet jinai kaip jau buvo photoshopinta. Bet aš turėjau televiką tokį 200 mm galingą, tai apsauga, kadangi visada tave seka apsauga ir jinai žiūri, ką tu darai, tai aš tiesiog išeidamas dariau taip ir padariau ant ten kelis kadrus iš eilės ir visi tai yra natūralus prezidentės veidas, jis yra labai gražus, tai labai yra svarbu, kad tas grožis būtų tikras ir čia yra vienuolyno vyriausiai sesuo ir jos kalbėjosi kaip tikra moteris vadė su tikra moterim vadė. Tada šitas bičas yra iš žiedų valdovo, iš tikrųjų tai ne, bet aš kai jį pamačiau, tai jisai neleido, jis taip supyko, kad aš jį fotkinu, nes jis tik įėjo, atsisėdo, užsisakė alaus ir aš tipo iš karto jį fotkinu ir aš tada galvoju, kam aš taip jį iš karto fotkinu. Gali pasilabinti, pasakyti kažką ir tada jį fotkinti. Tai aš čia matosi, kad pasilieja yra žmonių, tai aš ten tą televiką iš atsitūkęs nuleidau ir kažkaip visai pagavau jį, žodžiu, mąstant, kaip ten tą Mordorą keliauti. Yra ir tokių bičių, šitie kiečiausi. Aš, kada ruošiau prezentaciją, kolegos per petį matė ir sakė, blema, tu nedėk tų vaikų, čia, žinai, pigus triukai su tais vaikais. Nieko ten nepigus tie vaikai, blema. Tai yra patys nuostabiausi ir nesugadinti objektai, ką gali fotografuoti. Ir čia dar bus daugiau emocijų, bet vaikai yra vienintelis likęs tikras žmogus, kurį tu fotografuojant neatrandi kito žmogaus. Nes jeigu tu fotografuoji paną, tai aš parodysiu, tipo, pana, pavyzdžiui, geria alų, ir to tipo objektyvas eina ir taip ties jie ateina ir jinai taip, ir tada nuo jos nueina ir tada išsikasi vėl. Ir visą laiką šitaip yra, nors visos panos bavuose, čia yra tokia kategorija, čia nereiškia, kad visos absoliutinu, bet tiesiog yra tokia kategorija, kurios turi savo
gražiąją pusę, nežinot apie ką kalbu. Yra graži sruoga, ten viskas aišku, ne? Tai ir jeigu tipo fotografas tuo metu fotkino, jinai buvo kita pusė pasisukus, tai jinai nepasivargins ateiti ir paprašyti, kad, dar kartą, ištrinkit šitą irgi sako. Tai man patinka, kad jums juokinga, nes aš labai trumpą dar interpą padarysiu vieną, turėjau projektą, kurį dariau baruose tokiuose su tokia promo komanda ir manęs prieina vaikinas ir buvo kokia 3 ryto ir taip kiša 20 litrų, bet va taip, akivaizdžiai ir deda mane į kišenę ir aš atsisuku, ką tu čia darai? Ir jisai sako, ar tu gali padaryti mane, kad tipo, aš su ta pana draugauju? Ok. Tada kitas, aš tikrai negaliu pasakoti, bet bičiai 3 nakties klubuose žino, kaip išleisti pinigus, kai sutinka fotografą. Gražūs žmonės gali būti ir labai gražiose aplinkose, tai darydamas visada reportažą, apsižvalgau, ką tą vakarą fotografuosiu ir jeigu tai yra renginys, tai išsirenku tuos žmonės, kurie bent jau nujaučiu, kad gali būti fotogeniški ir tada su jais bandau rasti tą santykį ir bandau rasti jų tą gražiąją pusę ir panašius dalykus, bet darau tą pats. Kita vertus, tu gali sutikti tokių fotogeniškų žmonių, kur tu negali net patikėti. Va šita va mergina yra scenos darbuotoja pasaulio jaunimo dienose, scenos ten, žodžiu, dirbo prie scenos. Ir aš padariau kokį 20 kadrų su ją ir visi geri. Ir aš tada sakau, ar tu ne iš modelis? Ir jis sako, ne, aš su scena tvarkausi. Ok, šitas bičas yra iš Švyturio raudonų plytų, ten tokios kelio. Ir aš tiesiog padariau su juo kokį 20 kadrų, tą patį situaciją. Jie turėtų jaučiu draugauti, nes tai yra pats geriausias genofondas, koks įmanomas. Tai va, tai pirmas yra grožis. Ir kadangi jau aš pasakoju iš reportažo prizmės, tai tas grožis čia reliatyvu, vieniems vienaip atrodo, kitiems kitaip. Bet antras principas, tai kai jūs pakviečia fotkinti renginio, tai reportažas yra nebūtinai tai, ką tu matai. Ir labai dažnai reportažas gali būti toks. Ir čia, kad žinoti, kas yra kas. Čia matau. Va šita mergina yra prezidentės asistentė, kuri dirba stipriau negu apsauga ir tipo, jeigu apsauga susimautų, tai jinai vis tiek nesusimautų. Tada čia yra vyriausiai sesuo, čia yra to vienuolyno komercinės dalies svečių namų vadovė ir čia yra Dalia. Tai man atrodo, kad čia yra labai geras realybės testas, nes ta teta sako tai vienuoliai, kad jai šakės, o prezidentė yra dogface'as, o jinai galvoja, kad jinai kalta dėl visko. Tai kita vertus, čia yra koncertas, groja Golden Parazit ar kažkas panašaus ir ta mergaitė iš brolio kaulina bulves 20 minučių. Ir tipo iškaulino ir tada sako, nes aš buvau šalia ir sako, tu nepyksti broli. Čia sakė, psichologam reikia rodyti, kas šeimoje yra galva. Bet mama jau pasidavus, nes žino, kad nebus, nes maža moteris ir didelė moteris, bet tėtis dar turi vilties, kad įmanoma biškį pakreipti situaciją. Jeigu įsižiūrėtumėt, groja Vaidas Baumila. Kai groja Vaidas Baumila, tai ore humidity lygis tiesiog pakyla. Tai čia yra šitos moters veidas ant jos telefono ir jinai filmuoja, jinai atrodo identiškai, nes turbūt į koncertą pasidarė šukuosena. Ir man atrodo, kad čia Inception toks įgaunas. Ir aš ją radau tarp minios žmonių. Žodžiu. Jeigu pastebėtumėt, visi žmonės žiūri į koncertą, bet jinai džiaugiasi labiausiai. Tai, čia man atrodo visai ne. Žinot, God is a DJ? Va čia yra God is a DJ. Kėdainiuose vyko Promo Jazz festivalis ir vyko bažnyčioje tokia dalis. Ir čia yra garsistas, kuris turbūt nerado geresnės vietos, kuris įkurt bažnyčią. Galiausiai apie siužetą, tai čia irgi yra džiazo festivalis ir aš manau, kad čia yra, čia yra muzikantas, grojantis kontrabosu ir jisai ir man primena vaiką gimdoje, kai daro tą ultragarsą. Tai man atrodo, kad muzika gimsta, labai čia graži tokia paralelė.
Trečias elementas, kuris yra žiauriai svarbus, tai turi būti juokinga. Ir juokas yra pats reliatyviausias dalykas, nes tai, iš ko juokiasi šita pusė ir tai, iš ko juokiasi šita pusė, turbūt tikrai skirsis, bet bendras vardiklis kažkoks arba jūsų pačio humoro suvokimas yra labai labai svarbu, nes šiais laikais juokas vis dar yra pagavus ir jisai vis dar bus pagavus, o visos rimtos temos ir socialinės temos yra labai... Žmonės nebeturi jums laiko, bet juokui geram. Žmonės visada turi laiko, ne? Langegui, visiem tiem dalykam. Tai aš dabar parodysiu pirmą nuotrauką ir pasakysiu, kur yra esmė šitos nuotraukos. Jeigu gerai įsižiūrėtumėt, tai ant to vaikino maikės yra katinas. Ir ten šalia yra jo mama, ir šita moteris nėra jo mama. Už jo yra vaza. Ir toje vazoje yra šakos. Ir man atrodo, kad gaudyti ir lipdyti vaizdą su kamera yra biškį smagiau negu daryti tą su Photoshopu. Šitas bičio šventė gimtadienį, bet man juokingas yra jisai, nes jisai atsakingas už tai, kad būtų linksma tą vakarą. Čia Tusovčikas. Ir šitas žmogus atėjo į džiazo festivalį ir jisai šoko visą naktį. Tiesiog jis jau jautė, kad laukia jo gera naktis. Bet prie ko einu, kad padaryti gerą reportažą, tai šiais laikais techniškai yra labai paprasta, arba tu gali labai greitai to išmokti, o surasti tame renginį vykusiam kažkokius tai akcentus, kurie galėtų būti žaismingi arba įdomus ir turėti žymiai didesnį išliekamąją vertę negu užtagintas veidas. Yra truputėlį daugiau reikalų, bet pasukti dėl to galvą yra visai vertinga. Čia per Ryšių kiemelio atidarymą skrido lėktuvas iš viršaus ir paradoksas yra tas, kad tu iškart gali matyti, kad čia yra mama, nes išraiškos yra labai labai panašios ir tuo metu visi žiūrėjo tą lėktuvą. Čia cenzūra. Tai čia yra šuo ir šeimininkas ir buvo labai labai karšta diena, bet man atrodo, kad abiems jiems yra vienodai karšta. Galiausiai, jeigu neina, matai, kad nėra tiesiog jokio įdomaus turinio, tai tada galima tą turinį sukurti. Tai tiesiog buvo irgi labai labai karšta ir mes nusprendėm, kad padarysim viską biškį paimprovizuočiau ir paprasčiau ir laistėm žmonės tol, kol jie supyko. Nu, čia buvo rimtas reikalas ir sakė, kad čia yra promo komanda ir jos būtų viskas gal neblogai, bet jos dalino čiulpinukus ir kai prie manęs priėjo, nors aš dirbau tą vakarą ir fotkinau ir jinai man davė tą čiulpinuką ir aš sakiau, man iš tavęs nepatogu jį net žiūrėti, jį net yra nepatogu, bet taip irgi būna šiais laikais. Tai ką galima išmokti apie kokia pamoka yra, kad turbūt, kad tas stilius šiais laikais neatsiranda iš panaudoto filtro, arba iš panaudoto kontrasto kiekio, ar kažkokio, nežinau, specifinio kokio nors rėmelio, bet braižas atsiranda iš to, kada tu pradedi jausti, ką žmonės ten veikia daugiau, negu matė visi kiti. Galiausiai yra emocijos, tai čia ketvirtas toks elementas, kuris irgi yra labai svarbus. Ir šitie bičiai kalbėjo apie rūkimą ir jie pykosi, kad šitas nemeta rūkyti ir tas pasidavė ant šitos diskusijos, bet aš klausiau tos diskusijos laikydamas sufokusavęs jos fotką, nes aš tikrai galvojau, kažkaip baigsis nepasitenkinimu. Tai jisai, žodžiu, laimingas, jisai laimingas. Čia gaila, kad nenusikadravo, bet ten yra 3 panos, kurioms yra kokį 5, 6, 7 metai, tam bičiui 3,5, bet jisai neleido jam eiti tą būdelę ir va taip. Aš gavau tokį užsakymą padaryti tinklinio reportažą ir tinklinio užsakovas buvo sporto klubas Impuls. Ir aš atvažiuoju į tą aikštelę ir ten 50 rėmėjų remia tą tinklinį. Ir kaip bevaikščiočiau, visą laiką arba lenda kažkas į kadrą, arba man niekas ten nežaidžia prie to tinklo ir man matosi Vytautas ir kiti visokie prekiniai ženklai, kurie man negerai tiesiog. Bet susiradau rakursą ir
Tiesiog paprašiau biškį žaisti arčiau tinklo chebros. Ten buvo finalas, bet jie porą raundų man pažaidė ir gavom kadrą, kuris paskui naudojasi visoje reklaminiai medžiagoje. Tai šitas yra nerežisuotas, mes tiesiog pabandėm, jie tada pagalvojo, kad jau padarė savo darbą ir tada jie toliau žaidė. Iš tikrųjų atsitiko su įtemptais raumenim, gerų pašokimų ir abiem logotipais, taip kaip reikia man. Šita mergaitė yra iš tikrųjų iš Golden Parazit koncerto ir čia grįžtų prie to, kad žmonės naudoja, vaikai dar tikras turi emocijas, bet labai yra graži paralelė, kad aš tą vakarą tiesiog taip tiko tas koncertas, jis buvo toks laiku ir vietoj ir aš sakiau, man Giedrius kaip Jėzus čia išsprendė šitą vakarą klausimą, tai kada paleido šitas šviesas, tai čia nesudėtingas kadras, bet tiesiog nebuvo kaip kitaip daryti, kaip tik šitai. Šitą dar nepardavėm Daumantam, bet sakiau, kad jeigu paskambins, tai parduosim. Buvo paradoksas, nes čia Lindy Hoperiai šoko ir pradėjo lyti lietus ir visi pabėgo. Ir mes apsidairom, kad viena pora šoka ir aš stoviu su visas lyja mūsų ir visi žmonės palindę po stogais. Ir mes pasidarėm šitus kadrus, dar ten yra daugiau tokių, bet man grįžus po festivalį buvo turbūt pats jautriausias, nes aš sušlapau ir labai dėl to džiaugiausi, kad štai mano auka geram kadrui, kad ne liūtas suvaldo, bet tiesiog tave sulyja ir tu turi gerą kadrą. Kita vertus apie tą pagavimą momento, tai čia yra Artūro Reimos teatras ir gavau tokį darbą padaryti, tai yra, kad nufotografuoti žiauriai piktą Richardą. Ir galvojau, kaip čia jisai pas apsikirpo, naudojasi plakatę, čia to fono nereiktų žiūrėti. Ir aš atėjau ir liepiau jam rėkti. Ir jisai rėkė ir aš padariau kokį 50 kadrų. Ir tada žiūriu tos kadrus ir jis visur atrodo nustebęs tiesiog. Ir žiūriu, ten 40 vis tiek nustebęs. Tada sakau, gal tu gali man keiktis, bet taip, riebiausiai kaip tik moku. Padarom dar 80 kadrų, tada greito šaterio. Žiūrim tos kadrus ir jisai dar labiau nustebęs atrodo. Okei. Tai galvoju, kaip čia įspręstinu ir ten problema yra tas santykis, kai jisai pasikelia žmogus, kad ir ką bedarytų, jis atrodo nustebęs. Aš sakau, imk šitą tašę, paėmė tašę ir sakau, reikia tau ją užmušti, bet prieš tai įspėt, kad tu ją užmuši. Kokią minutę laiko įspėjinė, kad ją jau šakės. Ir sakau, ir tos santykius nuleisk. Tai gavosi kadras, kuris man atrodo, kad va šitas buvo panaudotas ir visai neblogai iš trečio karto mes surežisavom kažkaip tą situaciją. Visiems, kurie pradeda, tai aišku, kad labai svarbu pasidaryti portfoliją, nes kai tavęs, pavyzdžiui, tu akredituojasi į festivalį, čia šiandien minėjau, tai nesikartosiu, bet šiais laikais pakliūti į festivalį ir už tai nemokėti, tai labai lengva. Ir vienintelis, ko tavęs klausia, tai kur publikuosi nuotraukas ir tada koks tavo portfolio kartais. Tai labai smagu pasidaryti portfolio žinomų žmonių, tai jeigu neturite galimybės, tai tikrai rekomenduoju varyti festus ir visi fotkinasi ir viskas labai gerai. Tai čia kelis tokius kadrus parodysiu. Aš turėjau labai didelę baimę lipti ant scenos, nes kai muzikantas groja, tai aš, tipo, kai chirurgas operuoja, tu neateini sakyti, aš čia nufotkinsiu, kaip tu čia operuoji, tu supranti, kad jis dirba rimtą darbą ir tu nenori jo trukdyti. Lygiai tas pats yra su muzikantais. Ir aš tiesiog po kokių 5 koncertų įsidrąsinau ir pagalvojau, kad viskas, va šiandien tai jau lipsiu. Šiandien bus ta diena, kai lipsiu ant scenos ir fotkinsiu nuo scenos atlikėjus. Šiandien beje Dainius Ščiuka, kuriam siunčiu linkėjimus, minėjo tą patį apie gatvės fotografiją, kad irgi reikia biškį įsidrąsinti. Tai aš kai įsidrąsinau ir užlipu ir ten fotkinu ir žiūriu, kad man mojuoja kažkokia teta. Ir man mojavo džiazų vadybininkė, kuri man sakė, daugiau nelipi ant scenos. Aš tik pusę valandos bandžiau įsidrąsinti. Ir tada aš pagalvojau, gerai, kokią aš padariau klaidą, kad aš neįspėjau visų pirma ir aš labai žiūriai tą padariau, bet sekantis koncertas buvo Lino Adomaičio ir aš nuėjau ir sakau, Lema Linai, žinok, man reikia šiandien scenos fotkinti, bet aš 10 minučių, jis sako, nors ir visą koncertą. Ir tada aš tau dar papozuosiu, tu man parodė, kada aš tam papozuosiu. Tai nepaisant to, kad koncerte amžiaus cenzas buvo iki 13, bet jisai iš tikrųjų papozavo ir mes padarėm ten visai neblogų kadrų ir tiesiog smagu, kad abiškai ir koncertas yra nuo kitos pusės, ypač kai fotkini nuo scenos.
tada šitie žmonės tiesiog, aš jaučiau, kad man smagu bus juos fotografuoti ir tu visada fotografuodamas gali kalbėti su jais po, prieš, per ir abiejų žmonių esu didžiulis fanas ir kai vienam renginiai, čia po pasaulio jaunimo dienos, pasaulio lietuvių jaunimo dienos, aš radau juos bediskutuojančius programoje, tai tiesiog sakiau, super, ko gali reikti daugiau. Būna ir taip, apie taimingą irgi, čia man tas darė repeticiją ir kažkas jam leptelėjo, kad jisai už 3 minučių turi jau būti ready ir koncertuoti ir jisai sakė, tai varom toliau ir visai gausi gražus kadras. Kadangi aš pirmą kartą dalinu patarimus, tai mano 6. patarimas yra žiūrėti labai plačiai ir aš buvau šiais metais Austrijoje, tokiai dideliai kelioniai, į kurią išvažiavau ir ten pristatė skraidančią mašiną ir tai fainai ta skraidanti mašina ir galvoju, čia dabar nufotografuosiu, Lietuvoje dar net 15 minučių nerašo, čia viskas taip karšta ir aš papostinsiu Facebook'e gyvai iš įvykio vietos. Ir iš tikrųjų ją pristato pirmą kartą Europoje ir aš dalyvauju tam atidarime. Ir ten žmonių, tai kaip deficito laikais. Ir aš ten ir prašau, kad jie pasitrauktų ir ten dar ką nors darau. Ir jų tiek daug ir niekaip nenusifotografuoja. Ir ta mašina ten kampas išlindęs kažkoks. Ir paskui galiausiai aš pasidaviau ir sakau viskas ir atsitraukiau, tipo nėra kaip nufotografuoti. Užsidėjau 14 mm, kad jau čia imčiau plačių kampų kaip tik įmanoma. Ir tada jau pasidaviau, pakeliu galvą, tai ten pasirodo buvo viena ekskursija, visas autobusas ir jie visi išeina. Ir visi išėjo ir liko vienas bičas. Ir aš galvoju, aš šitą bičą tai tikrai patrauksiu ir jau tokius sparčių žingsnių einu. Ir jisai stovi ir dūsauja. Ok, galvoju, tai čia bus Little Boy's Dream ir jisai man tegul kaip tik lieka kadre ir šitą kadrą paskui pasinaudoja ten, kada rašė oficialius pranešimus. Čia yra dar įdomesnė situacija. Buvo tas festivalis ir to festivalio dalyvių yra tik 2000, jie yra tik kviestiniai svečiai, kurie ten įsigyja pirmi bilietus ir taip toliau. Bet ten yra labai geri fotografai ir jų yra labai mažai. Ir fotografų zona, jinai yra va šičia. Ir aš tiesiog, kada norėjau nufotkinti, aš prieinu ir ten viskas užimta, ten, čia vizualiai taip neatrodo, bet ten tiesiog nėra kaip prieiti ir tas bičas šoka su to robotu ir man nėra ką daryti. Ir aš tada galvoju, einu tiesiog, nedarysiu iš tos nuotraukos, iš vis man neįdomu, kad jisai čia šoka, gal apie iš repeticijų turėjau ten porą kadrų. Ir tada atsitraukiu, atsisuku ir žiūriu, kad aš turiu viską, turiu jų logotipą, man patinka šviesos, man nesimato viso to priekinio line-upo. Pasidariau šitą kadrą ir mane pakvietė kitais metais būti oficialiu pries fotikų. Tai šitą nuotrauką tapo oficialia renginio nuotrauka iki ateinančių metų ir jinai visiškas atsitiktinumas ir tas žiūrėjimas plačiau išgelbėjo nuo to, kad iš vis būčiau neturėjęs kadro, nes visi, kurie pasidarė iš arti, tai jie tiesiog turėjo išsiliejusi foną, iš arti šokantį žmogų, tai sėkmė iš nesėkmės. Jeigu turit galimybę, visada pasidarykite tokių nuotraukų, nes jos patinka močiutei ir patiks jūsų mamai. Nepaisant to, kad aš čia labai bandau duoti patarimą, man atrodo, kad svarbiausias, ką išmokau per visą buvimą fotografu, tai kad kai sakai, kad tave džiugina darbas, tai turi jisai iš tikrųjų džiuginti. Ir dariau vieną baisiai komercinį darbą, po kurio sakiau, daugiau niekada tokio darbo nesimsiu, bet kiekvienam, kad ir paprastam renginyje, aš stengiuosi padaryti bent vieną kadrą, kurį tarsi dėsiu į tą portfolio ir pasakysiu, šitas man patinka, jisai yra kitoks kažkoks. Ir šitas bičas, čia yra Kėdainių džiazo festivalis ir aš priėjau prie šito bičo ir sakau, žinai, kai jūs čia pažaiskit, aš jūs nufotkinsiu. Jisai man sako, červas. Tada mes ten pasikalbėjom ir tada aš fotkinu juos viduj ir sako, jeigu fotkinsi su pana, tai 15. Bet man patinka šitie kadrai, nes tiesiog nieks jų nerado ten žaidžiančių, ten toks pamirštas autobusiukas ir jie tenais buvo. Čia yra iš kovo 11 kadras ir yra toksai choras Belkanto ir jie darė koncertą Rukloje kariams ir
Amerikos kariams dislokuotiems Lietuvoje. Ir ten viskas nuvyko aktų salėje ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš labai norėjau kažkaip vienu kadru įprasminti šitą gražų įvykį ir kovo 11. Ir čia yra choro vadovas, kuris yra vienas iš geriausių chorvedžių Lietuvoje, beprotiškai talentingas žmogus. Ir man atrodo, kad visas šitas skurdas fone labai puikiai prasmina jį pasipuošusi ir prieš pat čia 3 minutės iki koncerto, tai yra visi choristai suėjo ir jis atsisėdo paskutiniai 10 sekundžių ir visi salėje ir mes čia tiesiog tokiam baisiam buvom koridoriui, bet kartais reikia padaryti taip. Čia dar kita istorija, bet aš visiems siūlau, kas daro reportažus per gyvenimą sufotkinti ten kokių Mazeračių, ar Pyčių, ar ko nors, kad, atsižymėti kokią fotkinimą. Nes turbūt reikia tai padaryti. Čia, kas liečia festivalius, tai labai rekomenduoju tikrai, jeigu turit rankose fotką, tai nebemokėk šiais metais iš festivalis. Skirus ne. Galiausiai aš truputį pamiršau tą architektūrą, bet smagioji dalis fotkinant architektūrą yra, kad tu atsiduri nuolatos objektuose, kurie dar tik bus, kurie dar tik yra kuriami, statomi ir tu turi progą pamatyti juos pirmas. Tai Kaune stato Lidlo didžiulį logistikos centrą ir vaikščiot po pamatus tiesiog bendram išprusimui yra visai neblogas dalykas. Arba tą patį kvatrumą stato Vilniuje ir ten irgi yra beprotiškai daug įvairių technologijų, tai tiesiog dėl bendro išprusimo, nepaisant ten nuotraukų ir visos kitos dalies, yra visai smagu matyti. 8. patarimas. Nedarykite for free. Yra 2 opcijos. Arba nusistatykite savo kainą ir dirbkite už tą kainą, arba dirbkite visiškai už dyką, bet visada taip ir darykite. Ta prasme, pavyzdžiui, turite kažkokį fainą draugą, kuris pradeda daryti vakarėlius ir jisai tikrai dar neturi pinigų, bet jo vakarėliai bus kieti, tai padėkite jam, bet sutarkite sąlygas. Padėkite jam pirmą festivalį arba padėkite jam pirmą pusmetį, bet turėkite kitą pusę ir, ta prasme, labdarinių darbų darykite kuo mažiau, tai yra vienas darbas per, nežinau, kiek nors. Susigalvokite savo sistemą, bet čia irgi šiandien daug diskutavom apie tai, aš irgi girdėjau iš šalies. Problema yra tokia, padarysite kažką nemokamai, tam žmogui neparduosite, tai nemokamai darykite tam, kam ir neplanuojate parduoti, o tam, kam pardavinėjate, tai tiesiog, jei netinka jūsų kaina šiandien, tai reiškia, klientas irgi jums turbūt yra netinkamas. Ir reikia nebijoti, mes turime mentalitetę tokią bėdą, kad mes bijome pasakyti kainą, kažkaip nepatogiai jaučiamės. Jeigu išeisim iš šito ir išgyvensim, kažkaip bus žymiai geriau. Galiausiai, likiu taip nepakliūt, nes taip įmanoma, atrodo, viską teisingai darai, bet kažkaip slysteli. Šitos poros jau visada bus blogai su white balansu, niekaip neįsispręs. Čia irgi antra turbūt dalis, kai pasižiūri Pinterest'e, paskui užsidedi tą blicą, viskas kažkaip ne taip gaunasi, ne pačioj pradžioj. Tai aš visada sakau, kad blicą dėkit iš šoną, geriau tą įsokilstilkit. Bičiam, toks little reminderis. Nu ir ką, jeigu photoshopina, tai painvestuokit. Tai galu. Tai žinokit, tiek iš manęs.